Šie dailūs mažyliai Vakarų Škotijos baltųjų terjerų veislės. Kol kas rūpestingai globojami mamos ir greitai randantis užsiėmimą dantukams krimstelti filmavimo kameros stovą. Iš mažylių išaugs linksmi, energingi ir nedideli šunys kompanionai. Būtent tokio augintinio prieš keliarius metus ieškojo šie veisėjai. Dabar labiausiai besižavintis šios veislės draugiškumu, protu ir savarankiškumu. Nepastumdysi jo, jis nenešio šlepečių, bet jis toks. Bet pasitinka prie durų visą laiką. Visą laiką ir visada išlaižys ir gausit bučinių ir labai mėgstantis bendrauti gyvūnėlis. Vakarų Škotijos baltasis terjeras arba sutrumpintai vestas gali tapti puikiu paaugusio vaiko žaidimų draugu. Tačiau mažų pyplių išdaigo savo nuomonę turinčiam augintiniui gali būti ir ne prie širdies. Todėl veisėjai tokius keturkojus patarė įsigyti tuo met, kai šeimos atžala sulaukė 10-ojo gimtadienio. Tuo labiau, kad šie terjerai nors ir nedidukai, tačiau dėmesio reikalauja daug. O ir pasivaikščiojimus mėgsta netrumpus. Valanda šalia sparčiai žingsniuojančio šeimininko vestui pats tas. Kadaise tokie keturkojai medžiodavo urvinius žvėrelius, žiurkės lapes. Dabartinius vestus galima pavadinti dviejų veislių mišiniu – Škotijos ir Kernvalio terjerų. Iš pastarųjų vestai paveldėjo apvalę galvos formą ir stačias ausytes, iš Škotijos giminaičių kūno formas. Trumpos kojytės, gili krūtinė ir labai stipri uodega. Šita uodega tiesiog, kai jūs įsiaudrinęs koks gyvūnėlis įlįsdavo į narvą kokio grobio, tai galėjai laisvai traukti iš uodegos ir jie tiesiog nejaučia jokio skausmo. Teisėjai, vertindami šios veislės atstovus, ypač kreipia dėmesį ir į nosį bei akis. Kuo tamsesnis jų pigmentas, tuo geriau. Nuo iš kitų terjerų vestai pirmiausiai išsiskiria spalva. Šie šuneliai gali būti tik balti. Kadaise iš Škotijos bei Kernvalio terjerų vadų būdavo atrenkami šviesiausio kailio palikuonis. Kodėl? Byloja net kelios versijos. Viena jų, sakoma, kad medžioklėje sumaišius su lape buvo nušautas pulkininko, kuris puoselėjo šias abi veislės, mylimiausias rusvo kailio Kernvalio terjeras. Balto, ryškaus šuns su jokių miško gyvūnų medžioklėje supainioti neįmanoma, todėl būtent to pulkininko dėka šunų mylėtojai gali džiaugtis šią baltųjų keturkojų veislę. Tiesa, baltas šuns kailis pedantams toli gražu neprivalumas, o veisėjai neslepia, jis tepasi. Tepasi, bet iš tikrųjų, sakykime, kaip mes ir pastebėjom, su baidarėm, kiek kartų mes plaukiam, senkai įsivalioja visur, kur tik tai įmanoma, Dublinas, upė, pakrašti, ir mes galvom, šakės, kaip čia dabar bus, ten plausim mes ją, bet ne, kai išdžiūsta, tas purvas nukrinta ir jinai pasidaro apitiksliai švari. Dėl to vėlgi kailio priežiūra yra būtina, bet jeigu tai yra nuoseklus procesas ir tam skirti nereikės tada dienos ar kiek tais. Tiesiog nuolat 3 kartus į savaitę sušukuojame. Yra skirti šiurkščiaplaukiams šunims šampūnai, kondicionieriai, pudros baltos. Tiesiog tai nesudaro problemos, jeigu tu to nori. Vakarų Škotijos baltieji terjerai populiariausi, žinoma, savo tėvynėje Škotijoje, taip pat Jungtinėse valstijose ir Prancūzijoje. Lietuvoje kilmingų vestų pamažu daugėja. Dabar parodose mūsų šalį atstovauja apie 20 baltųjų augintinių.